Sveiki, čia vienmandatės rinkimų apygardos numeris 16 savanorių. Apygarda kandidatų į Seimo narius debatai. Ši speciali agitacijos laida yra apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos. Visi kandidatai laidoje turi lygias galimybės išsakyti savo nuomonę ir idėjas. Klausimus laidos dalyviams rengia ir žino tik šios laidos vedėjas. Pristatau debatų taisyklės. Kandidatai klausimus atsakinės abėcėlės tvarka, pirmin ir atgal. Atsakymui skiriama 1 minutė, kandidatams minint vieniems kitus ar jų atstovaujamas partijas, paminėtiesiems kandidatams suteikiama pusės minutės vienos replikos teisė. Taigi studijoje sveikinuosi su Tautos ir Teisingumo sąjungos centristai tautininkai atstovų Dariumi Augustinavičiumi. Sveiki. Labą rytą. Šalia Orinta Leiputė, socialdemokratai. Sveiki. Sveiki. Ir Erikas Pavlovičius, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija. Sveiki. Sveiki. Taigi, pirmas klausimas, Dariau, jums. Akivaizdu, kad šitai, daug buvo valdžių, buvo įvairių mokesčių reformų, galime jas visai vertinti, bet klausimas paprastas. Dabartinė mokesčių situacija. Taip, kaip Lietuvoje renkami mokesčiai, tokie, kokie yra mokestiniai įstatymai, labai glaustai iš esmės, kas jums tinka ir patinka ir ką jūs keistumėt, jeigu galėtumėt keisti. Tai pirmas, kas nėra taip, kad viskas būtų blogai arba kad viskas būtų gerai. Kai kas yra gerai, kai kas yra blogai. Pirmas, pavyzdžiui, man visą laiką kelia klausimų. Jeigu, sakykime, įmonė reikia darbuotojo ten 2-3 valandom per mėnesį, valytojo, ne? Tai tas darbuotojas uždirba, atlyginimas jo mažesnis gaunasi, negu jisai sumoka daug mokesčių už tai, kad dirbti. Tai kaip ir gaunasi, kad, logikos nebelieka šitokiam mokesčio surinkime. Taip, tai teisinga, kad nepiknaudžiautų ar dar kažką, bet, kaip ir nebelieka logikos. Tada gaunasi, kad dirbi tam, kad uždirbti mažiau, sumokėti daugiau mokesčių. Tai ir darbdaviui tai nenaudinga, ir darbuotojui. Ir tada gaunasi, kad tas darbuotojas vieni taip nori eiti dirbti pagal individualią veiklą, o kiti nenori. Kitiems žmonėms daug paprasčiau dirbti samdomą darbą, bet taip yra kaip yra. Tai tą norėtųsi keisti. Ta išskirtumėte, ne? Gerai, laikas jūsų kaip ir baigėsi. Kaip Orinta matytų? Tai ši valdančioji dauguma, tiesą sakant, su mokesčių reforma nepajudėjo į priekį, tai yra pateikė ją per vėlai ir galų gale net tarp koalicijos partnerių nerado bendro sutarimo. Tai mes manome, socialdemokratai, kad su darbo santykiai susijęs apmokestinimas yra per didelis, trūksta progresyvumo ir vis tik turėtų mokesčiai mokami būti nuo visų pajamų, nuo visų gaunamų lėšų, nepriklausomai nuo jų šaltinio. Tai jeigu ir be abejo, manytume, kad vis tik daugiau dėmesio reikėtų skirti šešėliniam verslui, ta prasme nemokamai mokesčiams, kuriuos reikėtų per kontrolės mechanizmus pasistengti surinkti, išieškoti iš to, kas yra, kaip pasakyti, pavagiama, švelniai tariant. Gerai, dėkui, irgi praktiškai laikas išnaudotas. Kaip matytų Erikas šitą klausimą? Taip, iš pradžių norėčiau pasakyti, kad buvo paminėta Krikščioniškos demokratijos partija, tai mes esam taikos koalicija, kurią sudaro ne vien tik tai viena partija, o darbo partija Žemaičiai. Tai aš atstovauju taikos koaliciją. Dėl mokesčių reikėtų atsižvelgti tai, kad jeigu tai yra mokesčių reforma, mokesčių sistema, tai nereiškia, kad būtinai reikia apmokestinti kažką tai ir apmokestinti stipriai ir daugiau. Mokesčių sistema greičiausiai yra tam, kad išlaikyti tuos, kurie neneša pelno. Tai tokiu atveju mes visgi prisilaikytume tokios pozicijos, kad net darbuotojus reikia mokesčiai skriausti, o turėtų būti didinamas vartojimas šiuo atveju ir skatinamas verslas, skatinamos investicijos. Ir tokiu atveju, jeigu mes mažindami mokesčius pritraukime investicijų daugiau, problema būtų išspręsta. Taip, tai dabar, Erikai, jūs ir pratęsite kito klausimo raundą, nebent čia norėtų kažkas replikuoti, nes kitas klausimas bus panašus, tai bus galima pasisakyti. Jūs paminėjote investicijas, taigi klausimas būtent apie investicijas detaliau, jeigu galite, per minutę.
Ar tenkina jūs investicinis klimatas Lietuvoje, užsienio investicijom, ar sudarytos pakankamos sąlygos? Jeigu taip, tai galite pakomentuoti, jeigu ne, tai ką padarytumėt, kad daugiau užsienio investicijų ateitų į Lietuvą? Taip, pats klausimas jau verčia šipsotis, ar palankus yra klimatas šiandien. Na, sakysim, su valdančiaisiais, kuomet yra skatinama karo retorika, aš nemanau. Aš manau, kad jeigu neisite balsuoti, tai eisite į frontą visi. Ir kuo labiau, reiškia, yra skatinama karo retorika, kuo labiau skatinama ir gazdinama žmonėms apie įvairias vakcinacijas, apie vairius virusus, bauginami visi, kad rusai to išpuls, tai aišku, kad čia niekas neis. Ir mokesčių didinimas nepritrauks jokių investicijų. Tokiu atveju aš tik tai matau Lietuvą bankrote, taip kaip yra šiandien. Bet kaip reikėtų daryti, aš jau buvau pasakęs. Taip. Prieš tai klausime. Šiaip galit pakartoti, jeigu norit, dar turi 10 sekundžių. Aš pasitaupysiu. Gerai. Nu, šiaip mes nesumuojam, bet gerai, aš turėsiu omeny, kad apie 10 sekundžių jūs turit pagalbę tam tikrą. Orinta, prašau. Tai tiesą sakant, investicinė aplinka nėra labai jau tokia patraukli, ypatingai užsienio investicijoms, kadangi, na, jau prieš tai kalbėjusis užsiminė apie tą, geopolitinę situaciją, kuri tikrai neskatina, todėl reikėtų turbūt Lietuvai daugiau dėmesio skirti investicijų pritraukimai tiek iš užsienio, tiek ir Lietuvoje. Kuom skundžiasi patys investuotojai, tai yra tai, kad daug biurokratizmo, apsunkinta tvarka, per ilgos procedūros ir taip toliau. Tai aš manau, kad šitoje vietoje mes turėtume pasitemti ir padirbėti, tiek kalbant apie Lietuvos investuotojus vidaus, tiek ir apie užsienio. Dėkui. Ir Darius, prašau. Na, bet kuriuo atveju investicijoms, kad ateitų investicijos, tai pirmiausia reikalingas stabilumas ir prognozė. Kas investuoja, nori gauti grąžą, su tuo tikslu ir investuoja. Kai stabilumo nėra, konkretumo nėra, garantijų jokių, tai ir investicijos neteina. Dabar paėmus netgi ir tos pačius paramą besikūrenčiam naujam verslui, kuri dalinama, sakykime, per kredito unijas, ar ne? Tai aš pats susidūriau su to, kada užpildai visus verslo planus, viską ir tau atmeta, bet ta pati kredito unija pasiūlo iš jų skolintis, nes viskas tinka, bet tik tai palūkanos būna vietoj 3%, ten 10%. Tai kažkaip tai šitoj vietoj jiems tinka, o vat jau finansavimui netinka, bet ta pati kreditų unija sutinka finansuoti tik savais pinigais. Tai čia kaip tada gaunasi? Tai gaunasi, kad viena ranka duodam, o dviem atiminėjam. Kažkaip taip. Ačiū. Kažkas norėtų replikuoti? Tęsiam temą, tai ką Erikas užkliuvo man vienas jo sakinys, taip net galima kaip tezę iškelt, kad jeigu neisit balsuoti, tai eisit kariaut. Taigi užsikabinu už to sakinio ir Dariau, jum klausimas, kad nereiktų kariaut. Koks kelias į taiką Ukrainoje jūsų manymu? Pirmas dalykas, tai visiems labai įdomus klausimas, labai populiarus, dažniausiai būna, kam priklauso Krymas. Tai jau, o tai nesimato kieno vėliava. Dabar ten yra karas. Tai taip, šiandien, šią dieną Ukraina pralaimėjo Krymą ir ten kybo Rusijos vėliava. Jeigu klausti istoriškai, kam priklauso Krymas, tai Ukrainai. Visi mes suprantame, kam priklauso. Bet ar dabar Ukrainai pavyks atsikovoti ar ne tą Krymą? Karu, ginklais šito karo niekas nelaimės, tai turi būti dėrybos. Jis niekur neveda tas konfliktas. Žmonės gyvena broliai, vienas vedė Rusiją, kitas vedė Ukrainietę, vienas gyvena Ukrainoje, kitas gyvena Rusijoje. O dabar jie šaudo vienas į kitą. Ir mes duodam ginklus ir tai sakom, kad mes padedam Ukrainai. Ką mes padedam? Broliams išsišaudyti. Supratau, su pozicija netiekt ginklų Ukrainai. Net gal daugiau humanitarinę pagalbą, ginklais ir skatinti į dialogą, į kompromiso ieškojimą, į kažkokius tai sprendimus, kurie pats konfliktas ginklais neišsispręs. Supratau, laikas jūsų baigėsi, dėkui. Dar grįšime prie temos. Orinta, kaip jūs matote, koks kelias į taiką? Mes tikrai pasisakom už Ukrainos paramą visokeriopą, visais įmanomais būdais ir iki pergalės. Ir net kitokios kalbos negali būti, nes suprantame, kad po Ukrainos gali atsirasti ir Baltijos šalis ar kitos.
Tai mes pasisakom dar kartelį kartuoju už bet kokią paramą Ukrainai ir be abejo už tai, kad telkti ir sąjungininkus, kad jų būtų požiūris toks pats kaip mūsų. Kalbant taip pat ir apie NATO šalis, kad mes turime pasirūpinti, kad Ukraina taiką pasiektų pergalę. Ir sėsti prie dėrybų stalo, tai būtų Ukrainos sprendimas tik tai, o ne primestomis Putino taisyklėmis. Kitaip tariant, toliau remti Ukrainą ginklais, nes Darius sakė... Visokeriopą ir humanitarinę pagalbą mes ir priėmė nemažai ukrainiečių ir sudarom jiems tinkamas darbo sąlygas, kad galėtų pralaukti tą karo laikotarpį. Čia matau skirtumą tam tikrą tarp jūsų pozicijų. Jo, yra skirtumas, aš irgi galbūt negalima sakyti, aš nesakau, kad jų neremti visiškai ginklais, bet turi būti pusiausvyra. Supratau. Ne vien tik ginklais. Ir jeigu norėsit replikuoti, bus ta teisė, kol kas dar nereplikuojam, dar turim pabaigti ratą. Erikai, prašau, jūsų pozicija. Jau diskusija kaista. Galima bus pratęsti, jeigu norėsit. Man tai patiko. Taip. Aš išgirdau iš oponento kolegos pasisakymą, kad remti iki Ukrainos pergalės, o paskui eiti į dėrybas. Čia Orinta kalbėjo, ne? Tai normali, tokia taika iš kitos pusės aš neįsivaizduoju, kaip tai turėtų būti taika. Aš labai girdžiu daug konservatorių, o dabar jau girdžiu ir socdemų, kurie kalba, kad eisim iki pergalės, eisim iki taikos, remti Ukrainą iki taikos. Niekas nepasakė, kaip tai daryti. Aš asmeniškai, kaip jau ir VRK, esu pripažintas tam tikrą prasme šioje srityje ekspertuojantis, jeigu taip galėčiau pasakyti, specialistas, kuris aš nematau, kaip gali laimėti Ukraina ar NATO šiandien be taikos dėrybų. Nėra įmanoma. Mes prisitrauksime karą čionai. Todėl, jeigu norime mes kažką spręsti ar daryti, tai turi būti tik tai taikus humanitarinis būdas, nes visas bet koks karas, jisai baigėsi taika. Ir nesivelti toliau į agresyvę politiką. Taip mes ekonomiką atstatysim. Taip, tai buvo, taip, jūs turite 30 sekundžių. Taip, aš čia pritariu Erikui, apie ką galima dėrėtis, kada jau laimėta. Kol nėra aišku, kas laimėjo, tada galima dėrėtis. O jeigu jau laimėjo viena ar kita pusė, tai jau nėra dėrybom prasmės. Jau nėra dėl ko dėrėtis, jau viskas. Aišku, laimėjimas, kas laimėtojas. Tai tiek. Ką jūs į tai, Erikai? Rusija šiuo metu iš tikrųjų jinai laimi. Mes dėl to, kad pasiūsime raketas tolimesnio nuotolio, kaip sakoma, mes tikrai įsivelsime į karą tokiu atveju, skatindami toliau retoriką karo. Mes, Lietuva, įsivelsim. O mes to nenorim, mes ekonomiką norim kelti. Tai aš manau, kad mes turim švelninti retoriką bet kokiu atveju dėl karo politikos. Orinta, jūs buvot paminėta, tai turi teisę į repliką? Aš nemanau, kad mes turėtume švelninti savo retoriką. Aš manau, kad mes pasisakom taip, kaip pasisakom ir tikrai palaikom Ukrainą iki paskutinės minutės, kiekvieną minutę. Ir atsiprašau, aš jūsų nepertraukinėjau. Tai taip, kad tikrai nepritarčiau, kad reikėtų švelninti retoriką ir nuolaidžiauti Putinui. Gerai, tai Erikai galėsite pratęsti, nes kitas klausimas yra panašus, tai jau kalbant apie mūsų saugumą. Tai kaip saugiai šiandien jaučiatės Lietuvoje ir jeigu ne visai saugiai, tai ką reikėtų daryti kitaip, negu ką daro dabartinė valdžia? Pradėkime nuo to, kad ką dabartinė valdžia jinai daro. Jinai sako, mes kuo daugiau turime tiekti pinigų, 5% BVP, kas yra mums visiškai pražūtinga. Mes neturim šiai dienai jokios amunicijos pakankamos, kad apginkluoti mūsų karius, bet sakome, kad mes priimsime įstatymą, kur šauktinius kviesim nuo 18 metų. Mes kviečiame brigadą, bet mes neturim pakankamai lėšų jų suportuoti. Brigadai mokėsim Vokietijos daugiau, negu mūsų Lietuvos karys gauna. Mes neturim šiai dienai gynybos jokios, vienas patriotas per visas Baltijos šalis važinėja pakaitomis, budėjimo režimu. Praktiškai mes kariauti su Rusija ne tai, kad pasirengę, mes nepasirengę. Todėl gynybai Lietuvoje aš tai pasisakyčiau už, kad mes turime gynybos sistemą didinti ir mažinti karo retoriką kitų šalių atžvilgių, daryti dėrybinius, sakysim, santykius tarpusavėje, draugiškus santykius bandant daryti. Aš nesakau, kad su Rusija mes galime eiti šiai dienai į politinius santykius, draugiškus užsienio politikos, bet ekonominiais požiūriais yra apie ką pagalvoti. Gerai, Orinta, prašau.
Aš manau, kad mes pirmiausia turime stiprinti savo kariuomenę, visomis prasmėmis kalbant ir apie infrastruktūrą, ir apie amuniciją. Antras momentas, mes taip pat turėtume stiprinti mūsų pasirengimą pasipriešinti, tai yra pilietiškumą. Ir trečias momentas, tai pasirengti Vokietijos divizijos buvimui pas mus tinkamai ir be abejo turėtume daugiau dėmesio skirti ir sustiprinti savo pajėgas, plėtojant gynybos pramonę. Tai, manau, pagrindiniai momentai, kuriems turėtume skirti didžiausią dėmesį. Gerai, prašau, Darius. Manau, kad bet kuriuo atveju čia diskutuoti apie tą bendro vidaus produkto procentą, kurį skirti tai gynybai. Tai viskas priklauso, bendras BVP priklauso bet kuriuo atveju ir nuo verslo, ir nuo investicijų ateinančių į Lietuvą. Tai jeigu jos neteina, tai galima, kad ir 100% skirti, vis viena bus 0, jeigu nebus nieko. Tai čia galbūt turėtų būti strategija gynybos, o tada turėtų būti tai strategijai paruoštas planas ir tada turėtų būti svarstoma, kaip mes jį galime ieškoti būdų, kaip tą planą įgyvendinti to gynybos. Kitas dalykas, mes esam ES kaip ir siena išorinė su Rusija. Tai, o rūpinamės tos sienos gynybą panašu, kad tik tai mes suinteresuoti Europai, ką nesvarbu. Dabar padeda visa Europa Ukrainai, nes ateis, jeigu rusai laimės Ukrainu, ateis rusai į Europą. Tai o mūsų sienų gynimas, kad neteitų rusai per mūsų į Europą, tai čia tik mums rūpi, ar Europai jau čia neberūpi šitas klausimas. Tai va šitoje vietoje Europa turėtų daugiau prisidėti. Ačiū. Norėtumėte replikuoti, prašau, 30 sekundžių. Labai trumpai aš pasakysiu šioje dalyje. Gynyba tai nereiškia pistoletai. Gynyba tai reiškia ir diplomatija. Jeigu mes kalbam apie tankus ir gamybą ginkluotės, mes nekalbam tokiu atveju iš vis apie ekonomiką. Jeigu mes kalbam apie ginkluotę ir puolamąją ginkluotę Lietuvoje, tai mes tada statom savo klausimą. Jeigu įvyks karas, mes pralošim per 3 savaitės ar per 3 mėnesius. Be operatyvinės gilumos jums bet koks ekspertas pasakys, kad neįmanoma būtų Lietuvai laimėti. Diplomatija yra pirmoji vietoje, kurie turėtų būti Lietuvoje. Norit repliką? Jo, čia kompleksas visas turi būti ne tik tai vien tik tai diplomatija, nes jeigu su mumis niekas nenorės diplomatiškai spręsti klausimų, tai ateis ir išspręs ginklais. Turim būti pasiruošę visiems atvejams. Ir manau, kad ne tik tai diplomatija, bet diplomatija yra pagrindas galbūt irgi. Pirmiausiai turėtų būti o ne ginklais mosikuojama, o kalbamasi. Orinta, norėtumėt replikuoti? Ne, gal. Gerai, nes apie diplomatiją irgi bus klausimas, bet dar baigiant dabar nuo Dariaus pradedam, tęsiant, sakykime taip, šitą temą, nes matau, kad akivaizdu jinai svarbi ir tai rodo diskusija šitoj studijoje, antraštės galų gale portalų, žinios televizijų nuolat iš Ukrainos. Taigi, kad būtų aiškiau, Dariau, visi nori taikos, visi nori karo pabaigos, jūs pats irgi pasisakėte, kad ten vos nesaviai savus šaudo, bet dėrybos su Putinu jūsų manimu įmanomos? Vakarų įsivaizduojate dėrybą su dabartiniu Kremliaus šeimininku? Dabartiniai situacijoje labai sunkiai įsivaizduoju. O kaip tada pabaigti? Kaip jūs sakote? Tai ir turi ieškoti diplomatai, specialistai vietų. Bet su kuo tada dėrėtis iš Rusijos pusės? Tai dėrėtis reikės bet kuriuo atveju su tuo, kas yra valdžioje. Tai su Putinu. Nesidėrėsigi su Rusija, šnekėdamas su Norvegijos karalium. Tai su Putinu reiškia. Putinas. Tai yra, mes neturim kito pasirinkimo. Arba palaukim, kol Putinas numirs, gal tada ten jau nebebus kam kariauti Ukrainui, tada gal ir dėrėtis nebereiks. Šiai dienai galima dėrėtis tik su Putinu. Nes jisai tenais kelia. Ir reiktų jūsų manimų tą daryti? Ar palaukti reikėtų kažko? O ko laukti, kol daugiau žus? Tai aš tik patiksinu. Jo, reikia jau dabar tą daryti. Jau tą reikėjo daryti prieš tai, bet niekas kažkaip tai visi principus demonstruoja. Principais niekur nenueisim. Žus daugiau, tik tai žmonių ir naudos niekam iš to nebus. Ką sakytume tiem, kurie sako, su teroristais nesiderama? Tai jeigu turit variantą tą teroristą nukauti, tai kodėl nenukaunat? Jeigu neturit varianto nukauti, tada reikia dėrėtis ir ieškoti sprendimų. Tas status quo jisai niekur neveda. Ačiū, laikas baigėsi. Orinta, kaip jūs matot, su kuo dėrėtis ir kaip? Apie dėrybas sudėtinga būtų kalbėti, nes turbūt pirmiausia Ukraina turi spręsti, kokia tolimesnė yra eiga. Tačiau mano galva, tai mes turėtume daryti viską, kad būtų, vykdomas spaudimas Rusijai tiek iš ES, tiek ir iš NATO. Nes, manau, tų pačių primtų sankcijų
galbūt didinimas, realizavimas, jos neduoda tokio efekto, kokio mes pradžioje tikėjomės, bet šito dalyko nereikėtų pamiršti ir bandyti toliau daryti spaudimą bei nepasiduoti įvairiom Putino provokacijom ir visokiam hibridiniams išpoliams. Jūs sakote, kad sankcijos... į kurias įtraukta be abejo yra ir Baltarusija. Sakot, kad sankcijos neveikia? Vis dar randama apėjimo ir tikrai ne visos jos veikia. Gerai, ačiū. Kaip Erikas mato klausimą? Man įdomiai skamba šitoje vietoje, ko mes prisikabinom prie tos Ukrainos visų pirma, jeigu pradėt žiūrėti. O kodėl mes į Izraelį nežiūrim? Į Siriją nežiūrim? Į Iraką nežiūrim? Ukraina nėra NATO valstybė. Kodėl mes turim su kažko dėrėtis? Čia ukrainiečiai, aš sutiksiu su kolega, kad ukrainiečiai turi dėrėtis, ko jie nori ir kaip nori. Jeigu globaliai pažiūrėti, dėrybų laikas baigėsi šiandien Ukrainai ir mano nuomonė, kol nenukirs jos nuo Juodosios jūros, Rusija šiai dienai tikrai nesustos. Bet šiai dienai į ukrainiečių žūna maždaug 10-14 tūkstančių į savaitę ir labai lengva skaičiais manipuliuoti ir žongliruoti, kai yra ne mūsų vaikai ir ne mūsų Lietuvos piliečiai. Todėl tokiu atveju, jeigu mes nutrauksim ginklavimas ir karas pasibaigs greičiau, bus tas pats rezultatas, tik tai žmonių žus mažiau. Noriu patikslinti, Erikai, iš kur šaltinis dėl žūstančių kas savaitę? Koks šaltinis? Šaltiniai pas mane yra keli. Vienas šaltinis, kurie žiūriu, tai Vokietijos yra žurnalistai, kiti yra žurnalistai, kurie pasisako Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir aš sulyginu taip pat skaičius su rusais, kurie sako jos didesnius iš tikrųjų. Tai bendrą vidurkį išvedus šiai dienai su Kursku kartu paėmus, eina kalba ne žuvusių 10-14, o patrauktų iš rikiuotės 10-14 sužeistų ir taip, kurie negali kariauti. Gerai, ir dar jau jūs, jeigu čia dar diskusija, prašau. Irgi, ta prasme, mes kalbam apie Ukrainos problemas, kaip Ukraina turėtų spręsti, kišam savo trigrašį ten. Yra Ukraina, yra jos problemos, mes jai padedam, kuo galim. O kaip tas problemas spręsti, reikėtų ne vien Kijeve klausti, o paklausti ir tų žmonių, kurie gyvena ten, kur žūsta. Ir tų žūstančių artimųjų paklausti. Galų gale tų, kurie sėdė apkasuose, kaip jie norėtų spręsti tas problemas ir ką rekomenduoja. O dabar mums patikė Kijevo nuomonę ir mes kaip ir Ukraina taip turėtų elgtis. Ukraina yra valstybė. Ir jie patys nuspręs, kaip elgtis. Laikas, dar kažkas norėtų replikuoti? Erika, jūs pratęsite, buvo Orinta paminėjo sankcijas, tai iš tikrųjų klausimas apie sankcijas jūsų vertinimų, ar efektyvios, ar pakankamos, ar veikia ir jeigu ne, tai ką reikėtų daryti? Sankcijos labai gerai veikia Vokietijai. Mes labai matom, kaip jos veikia. Mes labai matom, kaip sankcijos veikia Prancūzijoje. Mes taip pat matom sankcijos, kaip veikia pačioje Lietuvoje. Kalbant apie bumerangą? Taip. Tai mes matome, kas vyksta. Kas liečia Rusijos, sankcijos neturi jokio ypatingo efekto dėl to, kad paraleliniu eksportu vis tiek yra parduodamos dujos, nafta, jos tapo 10 kart, vaizdžiai tariant, 10 kart brangesnės, jie parduoda mažiau, gaudami daugiau pelno. Bet čia ne viskas. Jie perstatė savo ekonomiką ant gynybos ir ginkluotės bėgių, kur savo ginkluotę pardavinėja jau ir Iranui, ir kitom šalim. Ir jų tikslai dabar yra į Afriką. Tai reiškia, jie ir ten ginkluoja. Taip, kad jų ekonomika ne mažėja, o auga, ne taip stipriai, bet auga, o ES mažėja. Ir jeigu žiūrėtų Ukrainą, man atrodo, kitais metais lūžio taškas įvyks, kada pas jos įvyks ekonominis bankrotas ir mes turėsim už juos mokėti. Tai sankcijos veikia, tik tai ne Rusijai. Atsakėt, ačiū. Orinta, kaip jūs kažką keistumėt, stiprintumėt kontrolę galbūt arba kiekį? Tai turbūt reikėtų kalbėti ir apie kontrolės stiprinimą ir apie vertinti tas sankcijas, kiek jos yra efektyvios. Bet kokiu atveju mes Lietuva vieni tokių sprendimų nepriimam. Todėl turbūt, sakyčiau, reikėtų dėrėti su visom šalimis, tiek ES, tiek NATO alijansų, tai ir ieškoti tų tokių sprendimų, kurie būtų efektyvesni, nes mes čia vieni nieko nepadarysim. Bet kad kontrolę didesnę net ir savo šalyje užtikrinti. Ir dabar žinom, kad yra prekiaujama, kad yra tiekiama ten dvigubos paskirties dalykai. Tai bent jau iš savo pusės turėtume šitus dalykus užkardinti. Dariau, kaip jūs? Pažiūrėkit, geriausiai galbūt sankcijas matosi, kad Baltarusijai uždraudė vežti savo trąšas per Lietuvą. Baltarusija rado per kur vežti.
Lietuvai žala, Rusijai nauda. Pasistengiam. Dėl to, kad Rusija geriau gautų didesnį pelną, o Baltarusija išsprendė savo problemas. Tas pats tos visos sankcijos, jeigu paėmus, sakykime, tai verslas suinteresuotas gauti pelną, bet kokio kaina. Ir jie čia galima kontroliuoti, galima draust, verslas ieškos landų ir ras. Ir jeigu tam pačiam Seime 141 galvoja, kaip kontroliuoti, tai kiek verslininkų galvoja, kaip apeiti tą kontroliavimą. Tikėtina, kad tikrai ras, tik tai laiko klausimas kada. Tai mano nuomonė, kad pačios sankcijos pirmiausiai turėtų būti vertinamos, ar jos mums duos žalą ir ar neduos Rusijai naudos daugiau, ar nebus pačiai Rusijai iš to naudos daugiau. Jeigu mes įvedam tokias sankcijas, kur Rusijai nauda, o mums žala, tai ką mes darom tada? Būtų replikų į šitą temą? Nematau, tai dar jau pratęsim nuo jūsų tema, taip sakant, pereina vieną į kitą. Visuotinis šaukimas arba privalomas šaukimas. Krašto apsaugos ministras kalba, kad 5 metų laikotarpyje procesai paleidžiami, sakykim taip. Jūsų pozicija dėl šito klausimo? Dėl tarnybos, ar ne? Taip, dėl visuotinio šaukimo, privalomos tarnybos. Aš manau, kad visi bet kuriuo atveju jaunoliai turėtų praeiti tą tarnybą ir turėtų išmokti. Ten gal nieko blogo nemokina, kad išmokti apsiginti, kad apginti savo šeimą, savo valstybę, tai turėtų būti tas kažkoks tai laikotarpis. Klausimas, kiek mums tai kainuos finansiškai, ar mes pajėgus būsim tą išlaikyti. Vertingesnis vyras tampa tikrai tada, kada jisai moka šitus dalykus ir patikimesnis, negu kada jisai nemoka ir kada kyla kokia grėsmė ar pavojus, nebūtinai valstybei, šeimai, ir jisai nesugeba apginti savo šeimos net. Tada gaunasi, kad stoviu ir Google padėk man. Maždaug iki tokio lygio. Tai turėtų ta tarnyba būti ir turėtų būti ir tiek ypatingai tai vyrai, nes vyrai turėtų apginti jaunoliai, o moteris irgi, jeigu nori, aš nemanau, kad galima drausti, tai turėtų būti skatinama irgi. Ir tai susijęs su valstybės saugumu. Kuo daugiau piliečių mokės apsiginti ir apginti, tuo geriau jausimės. Gerai, ačiū, aiški pozicija. Už Orinta, jūsų? Tai mes pirmiausia pasisakom už profesionalios kariuomenės stiprinimo, bet be abejo geopolitinė situacija diktuoja, kad šauktiniai yra irgi neišvengiama dalis. Dabar yra pakoreguotas ir laikas ir nuo kada jaunuoliai pradedami šaukti, tačiau turime įvertinti ir infrastruktūrą. Ar mes esam pajėgus tuos visus jaunus žmonės priimti, yra bazės tam ir ar yra pakankamai instruktorių ir visų kitų dalykų, kurių reikia. Bet be abejo, šauktiniai šiai dienai yra reikalingi. Tik vyrai ar moteris? Aš bent jau pasisakau kol kas už vyrus. Moteris, o moteris tos, kurios nori, tai irgi turėtų būti. Taip, kurios savo norų pageidauja, joms turėtų būti sudarytos sąlygos taip pat atlikti tarnybą. Dėkui. Erikai? Taip, aš šioje dalyje pasisakyčiau prieš iš karto šauktinių kvietimą nuo 18 metų dėl kelių priežasčių. Mes pradžioje temos kalbėjom, ko mes norim iš savo šalies. Tai mes greičiausiai norime ekonomikos, o mes toliau sakom, kad mums karas. Visų pirma, ištraukus iš studijų arba iš darbų didelį kiekį jaunuolių, to Lietuvoje geriau nepasidarys, ekonominių požiūrių, dalis migruos, netgi gali vengti. Bet aš pasisakyčiau už tai, kad skatinti švietimo programuose, mokyklose patriotiškumą ir praeiti bendrą programą vyresnėse klasėse, kaip naudotis ginklais, žygiuot, kalbėt, tą vyriškumą vadinamą skatint. Kas liečia pasisakymo tokiu atveju vyrų moterų, o kodėl? Jeigu taip stipriai stumiamas yra, sakysim, partnerystės įstatymas, kodėl moteris jau turėtų būti prieš vyrus nediskriminuojamos arba atvirkščiai? O ką Raskevičiui daryti tokiu atveju? Tai tada visi pasiskelbs kitą lytim. Mes turim ir šitoj daly biškį apsispręsti. Supratau poziciją. Nori jūs repliką? Tai ten kariuomenė, kaip čia sakykim, ta šauktiniai, tai ten ne tik tai ginklais kariaut mokina, ten ir drausmės mokina. Tai yra atsakomybės mokina, drausmės. Tai čia tik galbūt dalykai irgi svarbus tiek tam pačiam versle, drausmė ir atsakomybės suvokimas, nes jaunoliai, kurie baigia mokyklą, jie, dažnu atveju, ką padaro, tai nubėga, prisiskolina, nusiperka mašiną ir baigėsi jų menas. Jokios atsakomybės, jokios drausmės. Gerai, dar kas nori repliką?
toj temai. Tai, Erikai, pratęsim nuo jūsų. Buvo paminėta diplomatija, vis dar esam toj temoje, karas ir taika. Tai užsienio politika Lietuvos. 4 metai vykdyta dabartinės valdančiosios daugumos kartu su prezidentu. Matote kokių nors esminių klaidų ir jeigu taip, tai kokių? Aš nematau nieko gero, kas buvo padaryta. Reikėtų pradėti dabar greičiausiai tarp nešvarių kojinių ieškotis švariausių. Aš matau viską, kas buvo padaryta, tai buvo viskas padaryta mūsų valstybės ekonomiką suvaryti, jeigu aš taip galiu pasakyti, iki dugno. Ir dabar atėjusi nauja valdžia turės srėpti tai, ką padarė valdantieji šiuo metu. Nesvarbu, kas ten bus, ar socdemai, ar kiti ateis, jie turės visą šitą nešti. Kas liečia karo politikos, karo retorikos, aš manau, kad mes esam čempionai, pionieriai su keliais milijonais gyventojų. Mes sugebėjom susipykti su visais. Aš net nežinau, su kuo mes apskritai susidraugavom. Kažką tai buvo Landsbergis minėjęs, kažkokia Afrikos šalis, gyvenanti ten gal 100 000 žmonių. O su kita, su kuria mes šalimis, su kaip Kinija, mes galėjome ekonominius santykius tvarkyti. Netgi Baltarusija ir ta pati Rusija tranzito požiūrių. Mes sutartis pasirašę esame. Mes sakom, šito mums nereikia, tai iš ko mes gyvensim? Tai užsienio politika pas mus yra karo politika. Todėl jinai bloga. Supratau, Orinta, jūs? Na, turbūt sakyt, kad viskas blogai arba viskas gerai tikrai negalima. Ir, na, turbūt į akis labiausiai krito, kad neradimas bendros kalbos su prezidentu, nes vis tik, na, jo tai yra labiau sritis ir užsienio reikalų ministras kažkaip tai veikia, sakykime, individualiai, net, na, neieškant dialogo, konfliktų taip pat buvo išprovokuota, tai tą bendradarbiavimą su kaimynais, su kitom šalim, dvišalės, trišalės sutartis, jos turėtų būti, na, vykdomos ir pasirašomos. Ir aš manyčiau, kad čia šitoje srityje naujai vyriausybei bus ką veikti ir nuo ministrų. Patiko kas nors jums iš dabartinės užsienio politikos? Na, tiesą sakant, negalėčiau pasakyti, kad kas nors patiko. Nieko neišskirtumėt? Nieko neišskirčiau. Tarkim, Ukrainos parama? Na, tai Ukrainos parama taip, bet tai, reikia pripažinti, kad dabartinės valdančiosios. Bet tame procese dalyvauja visi Lietuvos piliečiai, praktiškai ir visos politinės partijos, beveik visos politinės partijos. Tai vien valdantiesios čia girdim visokių nuomonių, jo, tai kad visi tai negalim pasakyti. Beveik. Gerai, ačiū. Dariau, prašau. Taip irgi sakyčiau, iš to, ką žinom ir iš to, ką matom, tai vien ko vertas, sakykime, bandymas Gabrieliaus blokuoti tranzitą į Kaliningradą. Tai, konkretus ėjimas karo link buvo. Tai čia užsienio politika. Toliau, kalbant apie tą, irgi gerų dalykų, sakot, parama Ukrainai organizavimas. Pati idėja, taip. Bet dabar ką mes matom, kaip gerai parėmė tas pats Gabrielius Ukrainą nusipirkdamas vilą Graikijoje. Tai, tiesiog parėmė Ukrainą. Visus skatina, mokėkit, paremkit po 5, po 10 eurų, o pats jisai ką parėmė. Tai, kažkaip, Ta prasme, jūsų mintis, kad jis geriau būtų tos pinigus skyręs Ukrainai, negu vilai Graikijoje. Ne, tai jeigu žmogau tu skatini visus ir kurstai padėti Ukrainai, o pats ką darai, tai tu rodyk pavyzdį, tapk pavyzdžių. Galbūt ne visus, bet, sakykime, kur tas pavyzdys. Ir tada kaltinti kitus žmonės, kad jūs blogi, jūs neparemė, dėl to Ukraina pralaimi, nelaimi. Tai kažkaip taip gaunasi, kad, Supratau, būtų diskusijos dėl užsienio politikos. Viską daugmaž pasakėt. Tada pratęsim šiek tiek irgi išeinant iš Lietuvos, bet toj pačioj užsienio politikoje Dariau nuo jūsų. Amerikoje labai svarbus rinkimai. Akivaizdu, kad tai lyderiaujanti šalis pasaulyje. Šiuo metu vyksta įvairūs procesai, aišku, bet sunku nepripažinti, kad Amerika svarbiausia bent jau ir mūsų saugumui, ir mūsų regionui šalis. Tai paprastas klausimas, kuris prezidentas, Harris ar Trumpas, būtų mūsų regionui geresnis variantas? Kalbu apie saugumą mūsų regiono. Sunku man pasakyti, iš viso aplamai mes neturėtume kištis į Amerikos reikalus. Iš to, ką girdit, ką jie kalba, iš to, ką skaitot. Ta pati, sakykime, pozicija, retorika visa Trumpo, kas liečia Ameriką, man priimtinesnė, nes jisai orientuotas daugiau į Ameriką. Ir padėti Amerikai, kaip jis pats yra sakęs, pirmiausia Amerika. Bet tai tada gaunasi, kad mes jau nelabai būtume užtikrinti apie ką kalba? Taip, tai
kalbant Amerikos, ar Amerikai kas geriau, galbūt Trumpas būtų geriau Amerikai. Juk mums irgi būtų priimtiniau. Nes aš klausiu mūsų regionui, ne tik Lietuvai, mūsų regionui. Vyksta karas, ar ne? O mums Kamila būtų priimtinesnė. Kamala. Jo. Jūs taip Aš taip manote, manau. Ir jūs balsuotumėt, suprantu, už ją. Jeigu kalbant, matot, aš negaliu balsuoti. Jeigu galėtumėt Jeigu galėčiau, tai aš būčiau amerikietis, tai gyvenčiau Amerikoje, tada aš balsuočiau už Trumpą. Už Trumpą. Jums nerūpėtų mūsų regionas. Ne, kaip amerikiečiai. O jeigu aš, būdamas lietuviu, galėčiau balsuoti, tada aš balsuočiau už... Amerikos lietuvis esate, įsivaizduokite. Bet tada balsuočiau ne už Trumpą. Už Kamalą. Taip. Ačiū. Orinta, kaip jūs balsuotumėt? Na, tikrai ne už Trumpą ir aš manau, kad jis yra absoliučiai neprognozuojamas, bet ir jo aplinka dar labiau. Todėl tikrai už Haris pasisakyčiau ir manau, kad tai tikrai Lietuvai būtų, mums būtų patogiau, saugiau, jeigu būtų jinai. Tokia mano, kaip pasakyti, įžvalgos, bet kokiu atveju mūsų diplomatai turėtų dėti visas pastangas ir bendrauti su Amerikos politikais tam, kad ta situacija nesikeistų, bent jau neblogėtų, kaip ji buvo iki šiol. Ar jūsų kolegos socialdemokratai, jūs esat politikoje, jūs esat Seime, ne jūs asmeniškai, bet jūsų partija, turi kažkokius santykius su respublikonais arba demokratais? Aš negalėčiau atsakyti. Ir jeigu turi, tai su kuo? Aš dabar negalėčiau atsakyti. Laikas kaip ir baigėsi. Už ką balsuosit, pasakėte, ne? Už Kamalą. Kaip jūs, Dariau? Erikai, atsiprašau. Taip, kas liečia Amerikos, tai jeigu laikyti, kad jie draugai ar kitos valstybės draugais, aš nelaikau, kadangi nėra jokių čia draugų, o turint amerikiečius tokius kaip draugus. Apie interesus kalbam. Taip, jokių priešų tokiu atveju nereikia. Aš nemanau, kad mums skirtumą turėtų, koks prezidentas būtų įtakos Lietuvai, kadangi prezidentas tai yra tik tai paskirta galva, o giluminė valstybė savo liniją turi ir nuo karo šioje dalyje Europoje ir ekonominio smukimo mus neišgelbės. Jeigu kalba apie kokį prezidentą, pasirink greičiausiai aš sakyčiau apie Trumpą, todėl kad Haris matydamas kaip prezidentė, aš mačiau tik tai į visus klausimus jos skambų ir gerą juoką ir suflerius įkištų ausyje. Todėl pasakyti, kad tai kompetitingas ir galintis valdyti šalį prezidentas, aš nepasisakyčiau. O Trumpas jau kartą buvo, aš žinau, ko iš jo tikėtis. Aiški pozicija. Tai dariau, jeigu diskusija čia būtų kokia, tai ką pakalbėjom. Tęsiant nuo jūsų dabar, iš esmės, panašiai temą, dėl Taivano ir Kinijos buvo labai daug kritikos Lietuvos užsienio politikai. Tai šiek tiek grįžtant prie mano klausimo, tiek, kiek norėsite, nebūtinai visą minutę, bet kad būtų aišku, jeigu jūs ateinate į Seimą, turite daugumą, jūs keičiate šitą politiką būtent nuo Taivano į Kiniją. Ar paliekate, reiškia, pirmą Taivanas, o Kinija netaip svarbu? Nuo manęs tai nieko nesispręstų Seime vieno. Bet aš turiu omenyje, jeigu turėtume daugumą. Jeigu turėčiau daugumą ir turėčiau tokias galimybės, aš manyčiau, kad Taivanas yra ir šiandien pripažįstamas, kad tai yra Kinijos dalis, tai yra viena valstybė. Aš nemanau, kad reikia aštrinti ir skaldyti šitoje vietoje. Tokiu atveju, jeigu mes keistume, mes laimime ką? Mes su kinais galėtume pradėti ir tęsti prekybą. Mes neskaldytume šalies viduje. Ir mes parodytume tai, kad mes einame už vieningą pasaulį, už tokį, kokį jie nori gyventi daugiapoliarį, o ne už tokį, kokį mes, Lietuva, su 2 milijonais 3, diktuojam Kinijai sąlygas. Aš manyčiau, diplomatinių ekonominių požiūrių keisti politiką būtų teisingiau. Supratau. Orinta, jūs? Kažkokio tokio esmingo tikrai mes nekeistume. Yra taip, kaip yra dabar. Be abejo, tas santykių suprastėjimas, pablogėjimas su Kinija mums kainavo ir reikėtų ieškoti bendradarbiavimo sričių ekonominėje srityje, bet kažko iš esmingo mes tikrai nesiūlytume keisti. Bet jūs gražintumėt, nes su Kinija jūsų premjeras Butkevičius dar važiavo ir ieškojo rinkų kartu su Grybauskaite ir po to viskas pasikeitė. Tai jūs grįžtumėt prie to, ką darė jūsų buvę pirmininkai ir premjerai? Ar vestumėt toliau šitą liniją? Šitą liniją, bet to bendradarbiavimo kažkokio vis tiek reikia ieškoti. Tai jūs švelnintumėt šitą liniją? Šiek tiek švelnintume, bet iš principo palaikytume tą patį, kas yra dabar. Ir Darius, prašau.
akivaizdžiai matom, kad tas dabartinis tas pasirinktas kelias, mes jį pasirinkom vienintelį Europos Sąjungai tokį kelią Taivanio atžvilgiu. Nuo to iš Kinijos Lietuvai tik žala pasidarė. Tos pačios visos prekės, visos, imkim, automobilių detalės, važiuoja iš tos pačios Kinijos, bet važiuoja per Lenkiją į Lietuvą. Kas sukelia kainą? Tai čia tik tai tiek, kiek matom, kad važiuoja žmonės į Lenkiją apsipirkti, kiek įmonės išsiunčia pinigų sąskaitose į Lenkiją, nes tos visos prekės kinietiškos jos nebevažiuoja į Lietuvą tiesiai, jos važiuoja per Lenkiją. Tai Lietuvai daroma, kiekvieną dieną žala daroma. Tai tą politiką Kinijos atžvilgių būtinai reikėtų keisti. Klausimas, ar kaip dabar į mūsų Kiniją žiūrės po to, kada mes tai padarėme. Tada čia klausimas. Reiktų eit nusilenkt? Nemanau, kad reiktų nusilenkti, visieną turim išlaikyti garbę ir padarumą, bet čia mes susimovėm, ne kinai susimovė mūsų atžvilgių. Ir kodėl mes kišamės į Kinijos vidinius reikalus, vėl nurodinėdami, kaip jiem daryti, kada mums iš to žala yra. Vaikas? Kažkas norėtų replikuoti šitą temą? Keičiam iš esmės temą, nuo Dariaus pradėsim, sveikatos apsauga, bet klausimas yra šiek tiek ne visai tiesiai galbūt iš taip, kaip aš pasakiau pradžioj. COVID-19 grįžta, matome vis daugiau susirgimų, jau mačiau vakar su kaukėm žmonės, kai kur vaikšto, ypač uždarose patalpose, susidūriau, kad skambinu ten kažkur, kviečiu į laidą, sako, sergu ir panašiai. Tai, bet klausimas biški į atgal, kitaip tariant, Dariau, jeigu jūs būtumėt Seime, jūs kurtumėt komisiją, kuri aiškintųsi pandemijos valdymo klaidas, jeigu tokių buvo, nes tikslas tokios komisijos būtų, kaip aš suprantu, nes kai kuriuose šalise tokių iniciatyvų yra, išsiaiškinti klaidas, kad nebūtų kartojamos ateityje. Kitaip tariant, ar matote pats tokių klaidų padarytų ir ar norėtumėt dalyvauti tokios komisijos darbe? Taip, matau, ir klaidų padarytų, ir jau ta komisija seniai turėjo būti sukurta, ir tos klaidos jau turėjo būti įsiaiškintos, būtent po to, kada baigėsi, o ne tada, kada jau prasideda kita. Nes dabar jau reikia daryti, o ne aiškintis. Pirmas, tai prievartos naudojimas. Tai buvo klaida. Galimybių pasas. Kaip čia dabar suprasti? Sako, kad Konstitucinis teismas išaiškino, kad nebuvo galimybių paso, o būtent dėl galimybių paso aš pats praradau darbą. Tai kaip nebuvo, jeigu buvo? Tai kam neigti tai, kas yra balta ir aiškinti, kad tai yra juoda. Tai va šitus dalykus reiktų išspręsti. Aš turiu kraujo lygą ir manęs atsisakė skiepinti. Man atsisakė gydytojai išduoti pažymą, kad mane galima skiepinti, o tie, kurie skiepina, atsisakė skiepinti dėl to, kad aš sako, nueik pas gydytoją, kad tau išduotų pažymą, jog tave negalima skiepinti arba galima skiepinti. Gydytoja nei vienos, nei kitos neišdavė, išėjo iš darbo. Aš tada išėjau iš darbo, nes manęs be galimybių paso į darbą irgi nebeįleido, sakė, vakcinuokis. Tai čia buvo prievarta, tai čia aš tiesiogiai nukentėjau. Ir tai yra blogai. Ir va tokių dalykų neturėtų būti. Prievartos pirmiausiai neturėtų būti. Ir jūs būtumėt už komisiją, kuri aiškintųsi. Vienareikšmiškai. Kaip Orinta jūs? Turbūt, kad klaidų padaryta buvo, tai yra faktas. Mes irgi šioje kadencijoje teikiame pasiūlymus, kaip reikėtų valdyti, ką reikėtų daryti, ir ne vieną kartą kreipėmės ir į ministrą, ir į premjerę, ir į prezidentą. Galbūt, mano galva, tai šiaip jau paaiškinosi ten ir visokių tų komisijų buvo, kokios tos klaidos padarytos, kaip reikėtų pasiruošti kitai pandemijai, jeigu tokie įvyktų. Bet jeigu dar kartelį būtų tokia iniciatyva, nežinau, ar mes labai priešintumėmės jai, bet tik norėtųsi, kad tikslas būtų, kaip pasiruošti sekančiom grėsmėm, jeigu tokios būtų, o ne raganų medžioklė. Nes aš manau, kad to laikotarpio nežinojimas irgi supanavo daug tokių, priimtų sprendimų, kurie, pakenkė, tiesą sakant, žmonėms. Bet šitas veiksnys nežinojimo, kaip bus kas, mirtis tos, tai tikrai, parodė, kad buvo nepasirengta ir pasimetimas valstybė ir nežinojimas, kaip valdyti. Ir Dulkys turėjo ten planą pasiruošęs, ir Veryga turėjo planą, bet akivaizdu, kad tie planai nebuvo tokie geri, arba tikrai juos realizuojant buvo padaryta klaidų. Laikas, ačiū. Erikai, prašau. Kas liečia komisijų, girdint komisiją ant komisijos. Kaip aš sutiksiu su Leiputė kolegė, kad jin sako, kad jau buvo kažkas tai daryta dėl to. Aš manyčiau, kad jeigu tokią komisiją sudarinėti reikia ne vien tik tai kažkokiai tai konkrečiai pandemijai. Mes apskritai turime labai daug problemų spręsti
bet kokiam iššūkiui, kuris įvyko čia, dabar ir staiga, ir jisai privalomas yra visai Lietuvai. Čia greičiausiai ir gynybos klausimų būtų lygiai tas pats. Lygiai tas pats būtų ir viruso kažkokio atėjimo klausimų, kada Lietuvai reikia spręsti ir priminėti sprendimus čia ir dabar žingsnis po žingsnio, ką turėtume daryti. Bet prievartos naudojimas tokiu atveju, jisai turi būti eliminuojamas arba naudojamas minimaliai tiek, kiek tos prievartos reikia priklausomai nuo situacijos. Jeigu čia aš kalba apie gynybą kalbėčiau, ar ne? Arba iš tikrųjų kažkas tai tokio būtų. Tai komisija kaip tokia turėtų būti, bet ne vien tik pandemijai. Tai turėtų būti globalesnio pobūdžio. Taip ir yra. Žiūrėkit, kada kalbam apie saugumą, tai susiakcentuoja visi į Rusiją. Reikia apsisaugoti nuo Rusijos. O sveikatą. O ta prasme, visa socialinė, visa sistema, viskas. Saugumas nėra, ta prasme, kad mokiniai tampa beraščiais. Stadionui finansuoti Vilniuje yra iš ko ir statyti iš ko. Ir jau tiek stato, kad jau kinai į sieną greičiau savo pastatė negu Vilnių stadioną. O mokyklas to pačiu uždarinėja, nes nėra iš ko finansuoti. Tai čia kaip? Pinigai tai tie patys, tik tai kam juos kokiais prioritetais panaudoja. Ir pačios strategijos nebuvimas, vėlgi, tai ir įtakoja, kad kada nežinai, ką daryti, tai tada darai bet ką. Ta parodė ir tas COVID-o, ta pirmoji ta banga, kur buvo. Laikas baigėsi. Dar replikų niekas. Toliau nuo Eriko tęsiam. Erikai, jeigu kalbant apie darbą Lietuvoje, ar ne? Yra iniciatyvų įvairių šalių ir, man atrodo, ir Lietuvoje yra įmonių, kurios jau yra įvedusios 4 darbo dienų savaitę. Bet tai nėra privaloma, tai nėra visuotinė. Kokia jūsų pozicija dėl 4 dienų darbo savaitės? Aš sutikčiau, kad iš visi darbą neįtų ir pinigais lytų, jeigu tokios galimybės būtų įmanomos, aišku. Aš sutikčiau ir už 4 dienų darbo savaitę. Viskas, aš žinau, apie ką eina kalba. Vadinkim, pas mus Lietuvoje, aš dar senai kalbėjau prie Grybauskaitės, dar buvo antras berods paketas ES, kurios pinigus mes pravalgiam, žmogiškųjų išteklių. Jeigu žmogiškųjų išteklių programos būtų pas mus instaliuotos Lietuvoje taip, kaip jos turi būti instaliuotos, žmogui nereikėtų tiek eit, kadangi didelį dalį padengtų technologijos. Bet kalba eina apie tai, kad kiek tas atlygis turėtų būti už darbą, kiek tam žmogui būtų patogu. Nes jeigu būtų 4 dienų darbo savaitė, žmogus greičiausiai bėgtų ir griebtų dar sekančias 3, kad kuo daugiau uždirbti. Tai čia vėlgi žmogiškųjų išteklių programas, kurių mes nesinaudojame, jos sprendžia ir daro tas technologijas. Tai aš užbūčiau 4 dienų darbo savaitę. Gerai, dėkui. Orinta, kaip jūs? Tai mes socialdemokratai pasisakom už 4 darbo dienų savaitę ten, kur tose srityse, kur įmanoma tai daryti. Nes yra tam tikrų dalykų, kur turi užtikrintas kiekvieną dieną darbas būti, nes tuom naudojasi arba tos paslaugos yra reikalingos kiekvieną dieną. Tačiau tai neturėtų atsiliepti mažėti atlyginimas, nes tai yra aktualu žmonėm. Kitas dalykas, mes turėtume vertinti tai, kad yra ir dirbtinis intelektas, ir robotizacija. Ir, žmonės gali tam tikrus darbus atlikti žymiai greičiau, negu tai buvo anksčiau. Ir plus taip pat yra, ir žmonių pervargimas, perdėgymas, nes, gyvenimo tempas yra didžiulis ir tam, kad derinti šeimą ir darbą, 4 darbo dienos, jeigu nenukenčia darbo našumas, yra tikrai reikalingos. Juolab, kad Lietuvoje turime nemažai pavyzdžių, kur tai vyksta. Gerai, dėkui. Tai jūs už, bet su atitinkamoms, reiškia, specifika. Ir Dariau, prašau. Aš irgi galbūt čia už tai, kad, nes vėlgi, pažiūrėkit, dabar artėja rinkimai, dalis žmonių nesidomi politika ir jie net neis balsuoti. Dėl ko? Dėl to, kad jie dirba ir nebeturi laiko paprasčiausiai tam dalykui. Jie gyvenimui nebeturi laiko, tik darbui. Man labai patinka Norvegijoje tas būtent progresinių mokesčių, tas buvimas, kada tu kuo daugiau uždirbi, tai tuo daugiau tų mokesčių sumoki, nes realiai žmogui pačiam kaip darbuotojui, iš darbuotojo pusės žiūrint, ar ne, pasiekus tam tikrą ribą, nebetenka prasmės toliau stengtis arti ir jisai suteikia vietą kitam žmogui geriau papildomai užsidirbti, nes verslui reikia taip, kad pastoviai būtų darba, vis viena kažkas turi padaryti. Tai, bet tokia tada lygsvara įsigalioja, kad kiekvienas paima tiek, kad, kaip sako, kad reikia, kad būtų užtikrintas, kad nenukentėtų atlyginimas. Nes dabar, pavyzdžiui, tai kiek aš suprantu, tai dirba 7 dienas, uždirba 1000, dirbsit 4 dienas atitinkamai mažiau. Tai tada toks planas tikrai niekur neveda. Aišku.
kažkas nori padiskutuoti? Tęsiam dar jau nuo jūsų. Jūs gerą sakinį pasakėte, aš už jau užsikabinu ir formuluoju klausimą. Neina žmonės balsuoti, o tiksliau, kas antras neina balsuoti, nes vidutiniškai 50% ateina balsuoti ir tai ne visada, ar ne? Dabar turime Vokietijos visiškai šviežią atvejį, tai yra Saksonija ir Tiuringija, žemėse rinkimai, Tiuringijoje gyventojų kaip Lietuvoje, nepilni 3 milijonai, Saksonijoje 2 kart daugiau, bet ten atėjo balsuoti 70% gyventojų. Apie rezultatus dabar nekalbam, čia kita tema, bet klausimas jums, ką reiktų padaryti Lietuvoje, mums visiems, kad daugiau žmonių ateitų balsuoti? Tai čia, žinokit, gal netgi labai paprastas atsakymas yra. Kaip ir paėmus vaikų teisės ir vaikus pačius ir kaip valstybė kišasi. Visi žinom tik savo teisės. Bet kažkaip tai, kai ateina kalba apie pareigą, va tada kažkaip tai ir nutyla visos kalbos. Tai dabar paėmus piliečiai, visi turi teisės ir visi gina savo teisės ir aiškina, kad reikia, kad jos būtų ginamos. Visi tikisi to dalyko. O pareiga piliečio tada kokia? O pareiga turėtų būti dalyvauti rinkimuose, dalyvauti valstybė. Ir tada gaunasi kas, bet žmonės nusivylę. Jie nebetiki. Vat buvom turgoje, vienam kitam su žmonėms šnekėjomės ir nebetiki paprasčiausiai, kad kažką įmanoma pakeisti. Jie numoja ranką, praradė viltį. O kai nebelieka tikėjimo, nebelieka vilties, tai kalbėti toliau apie kažką tai nėra prasmės. Yra šalių, kur privalomas balsavimas, berods Belgija. Taip ir pas mus, manau, turėtų būti privaloma. Kaip gali būti pilietis, ar ne, ir tu, čia tas pats, kas gyventi savo namuose, bet nesikišti į namų priežiūrą ir rūpinimąsi namais. Kažkas kiti turi ateiti ir padaryti. Žmona pasirūpins. Žmona ar kaimynas. Kaimynas dar geriau. Taip, Orinta, prašau. Tai aš manyčiau, kad irgi turėtų būti kiekvieno mūsų pareiga ateiti balsuoti, bet taip, aš tą suprantu, bet ką padaryti, kad tą pareigą pajustų, suprastų žmonės? Na, tai turbūt pirmiausia turėtų būti švietimas net nuo mokyklos laikų to pilietinio sąmoningumo. Antras dalykas, turbūt pačios politinės partijos, jėgos, judėjimai turėtų būti skatint, sukviesti savo rinkėjus balsuoti ir be abejo... Tai aš manau, tą partiją daro tikrai, ne visos, bet daro, kai kurie suinteresuoti, kad kuo mažiau ateitų, nes nuo to irgi priklauso rezultatas. Bet kitas dalykas, manau, kad pakankamai mažai yra ir informacijos. Turiu omeny per žiniasklaidos priemonės, kad ateit balsuoti, kaip balsuoti, nes žmonės iki šiol dar kai kurie nemoka reitinguoti ar tinkamai pažymėti balsavimo biuletenių. Ir turbūt, ką užsiminė ir kolega iš dešinės man, kad tas yra nusivylimas. Dabar buvo treti rinkimai dabar bus, bet žmonės nusivylė ir nepasitikė savo valstybę, tai tas yra labai liūdna. Dėkui, laikas. Ir Erikas? Na, išgirdau klausimą, net čipsuotis pradėjau. Jūs pažiūrėkit, taip vaizdžiai švelniai pasakysiu, Landsbergistanas kokį įvedė įstatymą. Dabar šiuo metu mes švenčiam praktiškai, rinkimai kai vyksta, tai mes švenčiam kaip trauras būtų. Vat jūs esat žurnalistas, įstatymas toks yra. Jūs pavyzdžiui, kandidatuojat. Tai jeigu aš jums mikrofoną laikysiu, tai reiškia, aš rinkėjo nepapirksiu. Bet jeigu jūs mikrofoną laikysit, jūs jau busit nubaustas. Todėl, kad jūs atliekat profesionalią kažkokią tai savo pareigą, jūs kaip žurnalistas va dabar studijoje kalbėtumėte. Tas pats su dainininkais. Viskas yra padaryta taip, kad tik tai būtų žmonės neteitų į rinkimus. Dainuot negalima, šokt negalima, nieko daryti negalima, apie rinkimus niekur nediskutuojama, visos televizijos kaip LRT, sakysim, programos rodo tik valdančiuosius, kurie yra, o tie visi, kurių nėra, jų praktiškai nėra ir negali, kitos nuomonės net būti negali absoliučiai. Žmogus yra įbaugintas ir išgazdintas. NATO visokie rinkimai, prasidėjusios NATO pratybos, žmogui rinkimus eit. Erikai, laikas, jaučiu, kad karšta diskusija gali būti. Prašau, Rinta. Aš tikrai pritarčiau, kad yra pernelyg daug apribojimų kandidatams viešinti savo veiklą. Aš nekalbu apie papirkinėjimus, koncertus ar ten dovanas, bet apskritai yra didžiuliai sunkumai, net norint padėti lankstinuką įstaigoje, kuri yra juridinis asmuo. Tai yra pernelyg dideli apribojimai ir įkainiai, kurie neleidžia
reklamuotis politiniam partijom, kandidatams normaliai tam, kad pasijaustų, kad rinkimai. Kai kurie žmonės dar nežino, kad bus rinkimai. Jie, jeigu nesidomi, jie net nežino ir nemato. Tai aš manau, kad pernelyg daug apribojimų. Darius norėtų? Tai dabar gyvas pavyzdys man pačiam apskundė VRK dėl to, kad aš pasidalinau savo Facebook'e konkursą, kuriame noriu irgi dalyvauti, kuriame skelbiamas prizas, laimėti galima. Tai praktiškai aš papirkinėjau rinkėjus. Tai čia aš dabar, jeigu padėsiu močiutei pereiti perėję ar ne, pernešiu tašę. Tai skaitosi tai yra paslauga padaryta, tai kaip ir prekė. Tai aš irgi jau papirkinėjau rinkėjus. Tai iki kokio absurdo galima daeiti. Tai čia... Aš dar įmesiu vieną klausimą į diskusiją. Jūs švelnintumėt, suprantu, ir iš Orintos pasisakymo, ir iš jūsų, Erikai, švelnintumėt galimybės, sąlygas reklamuotis, ar ne? Arba kaip čia, gyvinti rinkimų kampaniją? Švelnintume čia ne tas žodis, čia reikia keisti. Amerikos variantas, ar ne? Man tiktų ir Amerikos. Tai turėtų, sakysim, jeigu tai yra lobizmas, kaip Amerikos variantų, reikėtų diskutuoti. Čia diskusijų klausimas. Aš labai giliai toj daly nebuvau. Bet rinkimai turi jaustis. Taip. Jie turi būti gyvi, žmonės turi šokti, dainuoti, žinoti, tai valstybė turėtų daryti. Tegul ne partijos daro, tegul pati valstybė savo bičių rodo, kad yra rinkimai. Ir jie turi būti, visiems lygus tokiu atveju. Taip. Bet taip kaip dabar, tai čia absurdas yra. Taip. Tas pats, žiūrėkit, tas pats LRT, nemokam visi už LRT išlaikymą, a ten šneka tik viena politinė jėga reiškiasi. Dar galbūt ideologija vieną tam tikrą formuoja. Tai kodėl nėra taip, kad kiekvienas politikas galėtų, ta prasme, kad ir iš to pačio Seimo, visi Seimo nariai gauti bent per 3 mėnesius po valandą eterio LRT, ar jis ją išnaudos ar neišnaudos, tai čia jo reikalas, bet jisai galėtų gauti ir pasakyti žmonėms, kaip jisai mato ir kaip savo poziciją išdėstyti. Šito nėra. Kviečiami tik tai vienos politinės jėgos žmonės. Tai kažkaip tai tą ir turim. Kiek aš mačiau, tai tikrai ne vienos, gal ne visų, aš negaliu teikti, kad ten visko nemonitorinam, bet tikrai ne vienos politinės jėgos, ten galima daugiau pamatyti. Tos, kuri palaiko dabartinę valstybės liniją. Tik tai tos. Ne opozicinės. Orinta, kaip jūs? Aš jau pirmiau pasakiau, kad švelnintume. Aš tikrai ne už koncertus, ne už dovanas, bet už tai, kad būtų rinkimai atviresni, viešesni, kad kandidatai galėtų skleisti savo žinutę plačiau, be tokių didelių apribojimų, kokie yra dabar. Tai tikrai pasisakom ir jeigu turėsim galimybę, keisim. Elektroninis balsavimas? Pasisakom teigiamai, bet reikia įvertinti visas kibernetinės grėsmės ir pasirengimą, nes čia yra tam tikrų rizikų. Trumpai labai. Labai trumpai. Elektroninį jau matėm per prezidento rinkimus, kaip Šimonytė surinko elektroninius balsus. Tai aš kol kas prieš tikrai. Parašus. Taip. Paskutinis mūsų ratas, nuo Eriko pradedam ir pabaigsim Darium. Erikai, labai glaustai, jeigu galite, jeigu patenka jūsų politinės jėgos, čia yra kelios politinės jėgos į Seimą, su kuo tikrai nesudarytumėt koalicijos, su kuo tikrai neeitumėt į koaliciją? Čia, manyčiau, visi šitą žino, su konservatoriais 100%. Ne. Su Laisvės partija ne, su liberalais ne. Mes puoselėjam tas vertybės, kurios yra, už kurias jie eina už. Tai yra LGBT ideologijai, mes sakom ne. Karui, ne, mes už taiką. Daugiau, tai ką paminėjo, tik su tom, reiškia, su visom kitom galėtume. Su kitom galima diskutuoti ir rast. Mes nesam tokie kaip radikaliai nusistatę kažkokią vieną liniją. Reikia tartis, reikia kalbėti. Taip. Orinta, jūs? Mes turbūt tikrai neitume su konservatoriais, nes tai visiškai priešinga ideologija. Turbūt ar tikrai? Tikrai. O dėl visų kitų turbūt, matytume suteiktą gyventojų pasitikėjimą, kokios jėgos patektų ir tada vertintume. Tokių išankstinių nuostatų nesinorėtų turėti, nes žmonės sprendžia, kas valdys Lietuvą ir kas formuos valdančiąją. Tai mes dėl kitų nuosaikiau, kaip sakant. Jo, bet signalas rinkėjui svarbus, ar ne? Balsuoja socialdemokratai ir gauni Žemaitaitį, ar kaip? Ne, mes nenorėtume nei Žemaitaičio, nei Vaitkaus, nes pasisakymai tikrai kelia kartais, juoką tai negaliu pasakyti, bet tikrai neadekvatu šiek tiek. Norėtųsi bendradarbiauti su didžiausia gyventojų pasitikėjimą ir racionaliai mąstančiais politikais. Tai tik
konservatoriai būtų nepriimtini, visi kiti iš principo galima diskusija. Vaitkus, ponas nenorėtume matyti ir Žemaitaitis. Taip. Irgi. Gerai, ačiū, patikslinot. Ir Darius? Aš čia net ir nežinau, kaip čia geriausia. Matot, jeigu iš tikrųjų pasirinkti iš karto pasakyti, su kuo ne, tai iš karto nukerti kelią savo. Nes, taip, bet rinkėjas žino, balsuodamas už jūs. Bet rinkėjas turėtų ir žinoti, kad ir tų pačių konservatorių paėmus, nors visi žinom, kad jie yra blogis, ten irgi yra žmonių. Va čia pačioj rinkimų sistemų yra blogai, nes ten irgi yra žmonių, kurie ir konstruktyvūs, ir protingi. Bet jie priklauso partijai ir turi laikytis partijos linijos. Bet aš einu kaip nepartinis ar ne į rinkimus, tai man gal sunkiau būtų spręsti su kuo, nes partija nuspręs. Tautos ir Teisingumo sąjunga. Jo, su jų sąrašo einu, bet, sakykime, aš nesu partijos. Jo, tai iš esmės, kaip gaunasi, kad ir tu tada iš karto atsiriboji nuo tam tikrų žmonių, kurie tikrai galėtų dirbti ir siekti. Tai aš galbūt, taip, aš nesu konservatorių šalininkas ir tikrai nenorėčiau dirbti su jais, bet jeigu būtų kažkokių konstruktyvių pasiūlymų, visus reikėtų svarstyti įmanomus kelius, kad rasti geriausią. Gerai, kaip tik lieka 20 sekundžių man pabaigti laidą. Aš dėkingas už tai, kad Darius Augustinavičius, Tautos ir Teisingumo sąjunga, centristai tautininkai buvo šiandien su mumis, Orinta Leiputė, socialdemokratė, ir Erikas Pavlovičius, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija. Kad buvote čia, ačiū, sėkmės jums rinkimuose. Tai buvo savanorių apygarda Kauno 16 numeris. Ateikite balsuoti, nebūkite abejingi. Nebalsuosite, kažkas balsuos už jūs, tada nesiskųskite, geriau ateikite ir balsuokite. Iki kitų susitikimų.